Jūs gilinkitės į save ir labai gali būti, kad kai pamatysit tą ego, kai suprasit, kas tai yra, už jo pamatysit meilę viskam. Va taip gali atsitikti. Nes ta meilė, jinai yra. Jinai yra tiesiog, automatiškai viduje kiekvieno. Tai yra mūsų pagrindas, tai yra. Tai tokia besąlyginė meilė. Sielą galit vadinti, visatą galit vadinti. Kaip jau jums norisi. Tas toksai vidinis jausmas, nepajudinamas, nesikeičiantis. Tai va čia ir yra ta meilė. Tai ta tikroji. Ne? O jūs šiaip tai negalit suvaidinti meilę žmonėm, jeigu jos nėra. Vat jeigu ego yra užėmęs visą viršų jūsų, jisai yra vadovas ir apie kokią ten meilę. Ego iš vis nemoka mylėti. Kaip ego gali mylėti? Minčių kratinys. Kaip mintis gali mylėti kažką? Jis tai gali pasakyti, aš tave myliu. O tas jausmas jau yra kaip nebe ego, ne? Jis jau priklauso kaip kažkokiai kitai struktūrai. Kas tai yra iš vis? Jis tik tai sako, jis tik tai pasakoja, kas vyksta ir pasakoja. Užtat tiek daug tų makaronų kabina vyrai moterims, ne? Moteris tiki. Bet ten iki tikros meilės yra dar, 100 000 kilometrų į vidų.